Investigacinio žurnalisto darbas per pastarąjį dešimtmetį mane pastumėjo vadovauti radijo laidai, rašyti knygas ir sukurti daug dokumentinių filmų apie prekybą vaikais realybę, technologijų pavojus ir vietinių senųjų gyventojų kovas. Dabar aš noriu išsiaiškinti, ar egzistuoja asmenų ir institucijų tinklas, kuris sieja visus šios klausimus kartu. Daugelis investigacinių tyrėjų teigia, kad egzistuoja tarptautinė grupuotė, kuris slapta manipuliuoja pasaulio įvykiais savo pačių naudai. Ar šie teiginiai tėra fantazija ir paranojiškas kliedesys, ar iš tikrųjų manipuliuoti žmonija yra valdančiosios piramidės tikslas? Pirmoji dalis – didysis išsilaisvinimas. Viešasis mokslas yra ritualas, kurį dauguma vaikų ištveria per svarbiausius asmenybės formavimosi metus. Nors priimtas visuomenės švietimo tikslas yra lavinti vaikus taip, kad jie taptų gydytojais, mokytojais, menininkais ir vadovais ateityje. Kai kurie įtaria kur kas suktesnių kėslų įgyvendinimą. Kai kurie mano, kad privalomas visuomenės švietimas tapo pasaulinių vyriausybių ir švietimo organizacijų. Taigi, kiek teisybės turi šie teiginiai, kurios pataria vyriausybėms įrankių paveikti manipuliuoti jaunimo nuomonę. Ar valdžios įtraukimas į švietimą yra ydingas bandymas pasiekti išties vertingą tikslą? Ir kokį vaidmenį atlieka vyriausybinis švietimas, darydamas įtaką jaunimo protams? Norėdami atsakyti į šios klausimus, turime grįžti prie švietimo ištakų. Platų Respublika garsėja privalomo ugdymo koncepcijos populiarinimu, tačiau kiti šaltiniai pažymi, kad žydų lyderiai jau senovės Judėjoje reikalavo, kad tėvai teiktų savo vaikams tam tikrą ugdymo formą. 15 ir 16 amžiais pas actekus trigubo aljanso dėka švietimas buvo privalomas berniukams ir mergaitėms nuo 15 metų. Actekų vaikams buvo žinomas bent dvi mokyklų rūšis – praktinio bei karinio išsilavinimo ir mokyklos raštui, astronomijai, technologijai ir kitoms idėjoms lavinti. 1496 metais Škotija įsteigė išsilavinimą visiems privilegijuotėms elito šeimų vaikams. Įsigaliojus 1616 metų mokyklų steigimo įstatymui, visi vaikai turėjo lankyti mokyklą. Tačiau privalomosios mokyklos modelis, kuris palaipsniui išplito po visą pasaulį, iš esmės buvo paremtas Prūsijos švietimo modeliu sukurtu 1763 metais. Nors Prūsijos karalius Friedrichas Viljamas I dar 1716 metais propagavo privalomojo mokyklinio ugdymo koncepciją, išsilavinimas tapo privalomas tik 1763 metais. Jo sūnus karalius Friedrichas Didysis nusprendė, kad visi vaikai privalo lankyti valstybės finansuojamą mokyklą. Remiantis nauja nutartimi, vaikai turėjo lankyti mokyklą nuo 5 iki 13 ar 14 metų. Už nelankymą buvo skiriamas baudos. Daug buvo aprašyta apie Prūsijos švietimo modelį. Daugelį metų buvo populiaru Prūsijos modelį vadinti pramoniniu arba gamykliniu modeliu. Pastaraisiais metais kai kurie švietėjai ir istorikai atmetė mintį, kad Prūsijos modelis buvo sukurtas formuoti paklusnius darbininkus. Taigi, kokia yra tiesa? Pirmiausia, svarbu pažymėti, kad Rusijos švietimo modelis buvo finansuojamas per gyventojų mokesčius. Kai kurie tyrinėtojai ankstyviausias mokyklas apibūdina kaip nemokamas viešasias gėrybes. Tačiau realybė yra tokia, kad kiekvienas Rusijos karalystės subjektas privalomas mokyklas finansavo iš mokesčių. Niekada nepamirškite šios fundamentalios tiesos. Valstybė neturi jokio pinigų šaltinio, išskyrus žmonių uždirbtus pinigus. Idėja, kad Rusijos mokyklų sistema bus skirta išlaikyti valstybinį švietimą, tai yra žmonių kontrolę, buvo patvirtinta, kai karalius Frederikas 1794 metais paskelbė kitą nutarimą. Mokyklos ir universitetai yra valstybinės institucijos atsakingos už jaunimo švietimą. Šios įstaigos gali būti steigiamos tik su valstybės žinia ir sutikimu. Mokyklos inspektorių pareiga pasirūpinti, kad visi privalomojo mokyklinio amžiaus vaikai būtų laikomi mokykloje, jei reikia, per prievartą ir su bausme neatsakingiems tėvams. Horacijus Manas, kartais žinomas kaip amerikiečių viešųjų mokyklų tėvas, buvo stiprus Prūsijos mokyklinio dizaino lobistas, tačiau pripažino, kad sistema turi savo minusų. Kaip jis rašė 1843 metais, anglų spaudoje buvo išleista daugybė traktatų, griežtai smerkiančių visą Prūsijos švietimo planą, teigiančių, kad jis ne tik sukurtas štampuoti, bet ir iš tikrųjų gamina aklo paklusnumo dvasią savavališkai valdžiai, tiek dvasinių, tiek žemiškų požiūrių. Ši puikia
aiški švietimo sistema pritaikyta pavergti, o ne tam, kad suteiktų žmogaus protui balsą. Tvirtėjant Prūsijos modeliui, stiprėjo ir tarptautinis susidomėjimas šią sistemą. Švietimo filosofai susidomėjo ir pradėjo lobizmą dėl panašios sistemos visoje Europoje ir JAV. Massachusettsas buvo pirmoji valstija 1852 metais JAV įteisinusi privalomąją švietimo politiką. Iki 1918 metų visos kitos valstijos priėmė panašius įstatymus. Būtent štai buvo metas, kai buvo pasėtos sėklos, kurios vėliau išaugo ir tapo šiuolaikiniais centrais, žinomais kaip valstybinės mokyklos. Rockefellerio švietimas. XIX amžiaus pabaigoje Johnas D. Rockefelleris vyresnysis buvo vienas turtingiausių ir nekenčiamiausių vyrų pasaulyje. Jis buvo Standard Oil Company savininkas, tai bendrovė turinti monopolį viskame, kas susiję su naftos pramonė, nuo gręžimo iki transportavimo. Tai leido jam sukaupti pakankamai turto, kad galėtų įtakoti daugelį institucijų, įskaitant Amerikos švietimo sistemą. 1902 metais Rockefelleris vyresnysis įkūrė bendrąją švietimo valdybą. Iš pradžių paaukojęs $1 milijoną. Rockefelleris įkūrė šią valdybą padedamas Frederiko T. Gateso su nurodytų tikslu paremti aukštąjį mokslą ir medicinos mokyklas JAV. Bendrojo švietimo taryba taip pat domėjosi žemės ūkio skatinimu pietinėse valstijose ir afroamerikiečių mokyklose. Iki 1903 metų sausio mėnesio JAV kongresas oficialiai įtvirtino bendrojo švietimo valdybą, kurios misija buvo švietimo skatinimas visose JAV, neatsižvelgiant į rasę, lytį ar tikėjimą. Viešojo švietimo valdybos chartiją rėmė senatorius Nelsono Aldricho iš Rodos salos įstatymo projektas. Atsitiktinai senatoriaus Aldricho duktė Abiai Aldrich buvo ištekėjusi už Johno D. Rockefellerio jaunesniojo. Senatorius Aldrichas taip pat turėjo įtakos, kuriant 1913 metais Federalinių rezervų aktą. Rockefellerių šeima galiausiai davė daugiau nei $180 milijonų bendrojo švietimo valdybai paremti. Prieš steigiant valdybą įvyko privatus susitikimai tarp kelių ankstyvųjų švietimo organizacijų ir Johno D. Rockefellerio jaunesniojo bei kitų įtakingų to meto žmonių. Vienas iš dalyvių buvo Danielis Foytas Gilmanas. Gilmanas vėliau tapo bendrojo švietimo tarybos nariu ir taip pat buvo vienas iš Russell Trust asociacijos įkūrėjų, kas yra New Haven, Connecticute užregistruotos slaptosios draugijos Skull and Bones valdančios slaptą studentų draugiją Džeilyje. Verslo pavadinimas. Kol mes nagrinėsime šias serijas ir tyrinėsime valdančiąją piramidę, pastebėsite, kad tam tikri vardai ir institucijos pasirodo po kelis kartus. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip šie žmonės ir organizacijos yra susipynę. Turėkite tai omenyje, bežiūrint šias serijas. Po pusės dešimtmečio gyvavimo bendrojo ugdymo valdyba nustojo veikti tokiu pavadinimu ir buvo įtraukta į Rockefellerio fondą. Rockefellerių šeima nebuvo vieninteliai turtingi magnatai, besidomintis švietimo įmonių valdymu. 1905 metais liūdnai pagarsėjęs plieno magnatas Andrew Carnegie įkūrė Carnegie fondą mokymo plėtrai. Carnegie ir Rockefelleris labai norėjo pakeisti savo įvaizdžius iš turtingų, nepaliečiamų, plėšikiškų baronų į malonius pagyvenusius džentelmenus, kuriems rūpėtų vargšai. Siekdami šio tikslo, jie įkūrė įvairių fondų ir filantropinių organizacijų, kurios plėstų jų didžiulius turtus ir įtaką. Prūsijos švietimo modelis, propaguojamas per šių vyrų organizacijas, buvo puikus įrankis įskiepyti masėms savo pasirinktas žinutes, bei įterpiant į pačią visuomenės švietimo struktūrą ir atitinkamas mokomasias medžiagas savo asmeninės ideologijas tautos jaunimui. Amerikiečių palaikymas ir kritika šiai sistemai išaugo per pirmuosius 20 amžiaus dešimtmečius. 1918 metais profesorius Tomas Aleksandras, ištyręs Prūsijos modelio prigimtį, padarė tokią išvadą. Mes manome, kad kruopštus Prūsijos mokyklų modelio tyrimas įtikintų bet kokį nešališką skaitytoją, kad Prūsijos pilietis negali būti laisvas daryti ir veikti pats, kad Prūsas didžiąja dalimi yra pavergtas per savo mokyklos terpę, kad jo išsimokslinimas, užuot padaręs jį savo gyvenimo vadovu, sukuria grandinės, kuriomis jis laikomas baudžiavoje, kad visa Prūsijos pradinio ugdymo schema yra suformuota su aiškiu tikslu, kad padaryti 95 iš kiekvieno 100 piliečių pavaldžiais valdininkams ir valstybei. Dar labiau nerima kelia
kelią garbingo Frederiko Geitso, Džono D. Rockefellerio vyresniojo verslo patarėjo, padėjusią jam įsteigti bendrojo švietimo valdybą žodžiai. Savo vizijoje mes turime neribotus išteklius ir žmonės puikiai pasiduoda mūsų formavimo rankai. Dabartinės švietimo konvencijos išnyksta iš mūsų protų ir netrukdomi tradicijų mes vystome savo pačių gerą valią dėkingiams ir atsakingiams kaimo žmonėms. Mes nesistengime šių žmonių ar jų vaikų paversti filosofais ar mokslininkais ar mokytais žmonėmis. Tarp jų neturime kelti autorių, oratorių, poetų ar rašytojų, menininkų, dailininkų, muzikantų. Taip pat nepuoselėsime ambicijų kelti teisininkus, gydytojus, pamokslininkus, valstybės veikėjus, kurių dabar turime sočiai. Užduotis, kurią mes iškėlėme savo, yra labai paprasta ir labai graži. Išmokyti šiuos žmonės, kokius mes juos randame. Tiesiog būti savo idealiame gyvenime ten, kur jie yra. Susirūpinimas dėl Prūsijos švietimo modelio ir privalomojo ugdymo tęsiasi lik šiandien. Charlotte Iserbyt yra laisvai samdoma rašytoja ir buvusi JAV švietimo departamento vyresnioji patarėja politikos klausimais. Savo knygoje Sąmoningas Amerikos iškvailinimas ji teigia, kad pamažu į Amerikos visuomenės švietimo sistemą įnešami pokyčiai pašalina vaiko tėvų įtaką ir paverčia vaiką paklusniu valstybės pavaldiniu. Ji mano, kad šie pokyčiai kilo iš planų, kuriuos pirmiausia suformulavo Andrew Carnegie fondas švietimo plėtrai ir Rockefellerio bendrojo švietimo taryba. Kitas JAV valstybinio švietimo sistemos kritikas yra Jonas Taylor Gatto, apdovanojimų pelnęs buvęs New Yorko mokyklos mokytojas ir knygų Kvailumo mažyn, užslėpta privalomojo švietimo programa pogrindžia JAV švietimo istoriją autorius. Gatto buvo balsingas privalomojo švietimo oponentas nuo jo mokytojo karjeros iki pat mirties 2018 metais. Pagrindinė Gatto tezė yra ta, kad mokyklų sistema suklaidina mokinius. Jis teigia, jog šiuolaikinė mokyklų sistema pateikia nenuoseklų informacijos rinkinį, kurį vaikas turi įsiminti, kad liktų mokykloje, o ne mokyti kritiškai mąstyti. Gatto taip pat teigia, kad viešos mokyklos daro vaikus emociškai ir intelektualiai priklausomus. Pogrindžio istorijoje jis sako, ką aš pabandau apibūdinti yra tai, kad kas nutiko mūsų mokykloms buvo iš esmės originalus planinės ekonomikos dizainas ir suplanuota visuomenė, taip išdidžiai nustatyta XIX amžiaus pabaigoje. Jonas Taylor Gatto yra buvęs geriausia New Yorko mokyklos ir New Yorko valstijos mokytojo apdovanojimų pelnytojas, knygų autorius ir šio straipsnio Harper's prieš mokyklą, kaip visuomenės švietimas lošina mūsų vaikus ir kodėl. Autorius. Pone Gatto, kokia jūsų pagrindinė tema čia? They retard intellectual development, they retard moral development, they bankrupt communities financially by bleeding hundreds of billions of dollars. Mano pagrindinė tema, manau, būtų tai, kad mokyklos yra pavojingos vaikams. Jos būkina vaikų intelektualinį ir moralinį vystimąsi. Jos finansiškai žlugdo bendruomenės, išsunkdamas iš jų $100 milijardų į neproduktyvę veiklą. Ir visą tai jos padaro dinamišku būdu, atimdamas ir sunaikindamas vaikų energiją iš bendrosios visuomenės. Patyčios, seksualinis priekabiavimas, nusikalstamumai ir žmogžudystės bei nutukimo epidemija prasideda nuo mokyklos valgyklos. Gerai, čia yra daug ką aptarti. Ar mokykla ir išsilavinimas turėtų būti privalomi? Ne, jie neturėtų būti privalomi. Gatto taip pat mano, jog valstybinės mokyklų sistemos dizainas studentams aiškiai įteigia, jog jie negali pasislėpti, nes visada yra prižiūrimi viršesniojo. Taigi, priverstinis mokymas yra korporacinių struktūrų dizainas ir vystimas. Dažnai dezinformacija kyla iš nekaltų apsigavimų. Corporate foundation. Often the misinformation comes from innocent self-delusion. Tačiau labai dažnai, benaršant aukštyn valdančiąją piramidę, tampa akivaizdu, jog jie kyla iš piktų kėslų link tavo individualumo apribojimo. Bet ar metalo detektoriai yra efektyvūs mokinių saugumui? Mūsų karta yra atakuojama. Rosa Nargon kalbėjo su tėvais, mokyklų architektais ir kitais apie tai, ką jie mano. Ar tai yra normalu Aldaino vidurinės mokyklos studentams? Metalo detektoriai ir apsaugos darbuotojų pasisveikinimai kiekvieną rytą, panašiai kaip oro uoste. Mokyklinių pratybų amžiuje, kur ruošiamasi masinių šaudynių atvejams, studentai yra vis dažniau prižiūrimi į kalėjimą panašioje aplinkoje. Deja, bendrojo švietimo sistemos pavojai pranoksta bandymus formuoti visuomenės jaunimo protus. Mokyklų įstaigos Amerikoje ir kitose šalyse buvo infiltruotos žvalgybos agentūrų. Beviltiškai
beprotiškai besistengiančių įdarbinti šviesiausius ateities protus. Tyrimų žurnalistas Danielis Goldonas knygoje Šnipinėjimo mokyklos, kaip CŽV ir FTB užsienio žvalgyba slaptai išnaudoja amerikiečių universitetus, išsamei apibūdina išnaudojančius ryšius tarp aukštojo mokslo ir žvalgybos tarnybų, tiek užsienio, tiek vidaus. Goldonas nagrinėja įvairių atvejų tyrimus, iliustruojančius, kaip Centrinė žvalgybos agentūra ir Federalinis tyrimų biuras naudojasi aukštuoju išsilavinimu. Tai kas būtent dalyvauja šiame procese. Yra įvairių įdarbinimų ir žinoma pats nekalčiausias, su kuriuo neturi jokių problemų, yra kur CŽV ir FTB atvyksta tiesiogiai į mokyklą, į darbų mugę ar panašų renginį ir klausia, ateik dirbti į CŽV ar FTB, ir tai gerai. Ir jiem leidžiama samdyti tik JAV piliečius. Atminkite, tai nėra paslaptis. Ir tada yra tiesioginio tipo įdarbinimas, kai jie gali panorėti, kad kas nors jiems šnipinėtų. Gal profesorius ar mokslininkas, kuris dėl darbo reguliariai apsilanko užsienyje. O galbūt kas nors, kas bendrauja su užsienio mokslininkais, suprantate, kurie turi pažangiausius pasiekimus ir sako, ar galite pateikti mums informaciją. Vėlgi, tai šiek tiek sudėtingiau, bet bent jau jie prisistato, kad yra CŽV ir paaiškina, ką nori daryti. Ir tada trečioji rūšis, į kurią aš sutelkiu dėmesį labiausiai, kai jie bendrauja su užsienio studentais, mokslininkais ir profesoriais. Ir ten, kadangi asmuo nėra JAV pilietis, jie neprivalo atskleisti, kas jie tokie. Todėl CŽV gali prieiti prie kažko, kas paprastai su tuo niekada nesutiktų. Suprantate, pavyzdžiui, gali turėti savo profesorių, kuris yra draugiškas su magistrantu iš Irako arba Kinijos. Ir profesorius gali sakyti, studentė, žinai, turiu draugą, kuris tau sumokėtų, kad padarytum kažkokį darbą ar kažką panašaus ir nepaminėti, kad jis yra iš CŽV. Na, tai yra vienas iš būdų. Kai suprasite visus mūsų ką tik atskleistus duomenis, paaiškės, kad privaloma visuomenės švietimo sistema yra puikiai priemonė paveikti, manipuliuoti ir įdarbinti jaunimo protus. Net jei nekreipiame dėmesio į akivaizdžią militaristinio Prūsijos modelio įtaką, akivaizdu, kad fondai ir privačios institucijos finansuojančios visuomenės švietimą puikiai įvertina galimybės įtraukti savo norimą pasaulėžiūrą ir vertybės į aukštesnį jų mokslą. Vaikai ne tik išsiunčiami iš savo tėvų ir šeimos 8 valandom per dieną, 12 ar daugiau savo gyvenimo metų, bet dažnai taip atsitinka, kad tai vyksta būtent tuo gyvenimo metu, kai jie lengviausiai formuojasi ir labiausiai pasitikė suaugusiais žmonėmis aplink juos. Nors tiesa, kad retkarčiais mokinys susidurs su puikiu mokytoju, skatinančiu individualumą ir kritinį mąstymą. Vidutinis mokytojas tiesiog vykdo valstybės patvirtintą mokymo programą. Jei ambicingas mokytojas išdrįs nuklysti nuo išankstinio patvirtinto turinio, jie gali būti nubausti arba išvis atleisti iš darbo. Galiausiai svarbu pažymėti, kad vaikai ir jauni suaugusieji yra užpildyti valstybinėmis sveikatos, istorijos, politikos ir filosofijos versijomis. Jų protose dažnai pasąmoningai ar specialiai įdiegiami apribojimai. Jaunimas mokomas valstybinės istorijos versijos, kuri paprastai piešia dabartinius valdančiuosius kaip geruosius konflikte, nustato jų patvirtintą istorijos versiją, sveikatos priežiūrą ir sukuria jiems priimtino politinio ir filosofinio dialogo parametrus. Atsakymas yra išsilaisvinti iš šio centralizuoto valstybės diriguojama švietimo modelio. Skaitmeninio amžiaus grožis yra mokymosi galimybių praplėtimas. Be baimių ir ryžtingam studentui ne tik lengvai prieinamas yra internetas. Tik pat pastaraisiais metais pradėjo veikti 10 internetinių švietimo svetainių. Užuot priklausę nuo vyriausybės ar nuo $1000 paskolų, kad gautumėte popieriaus lapą, šiandien jaunimas turi daug išteklių švietimui. Yra nemokamų ir mokamų svetainių, skirtų vidurinės mokyklos išsilavinimui, tiek religiniam, tiek pasaulietiškam. Taip pat yra nemokamų ir mokamų svetainių, siūlančių kolegijos kursus. Yra praktiškai 1000 internetinių mokyklų, siūlančių nuolatinių mokymosi kursus, nors ne visada yra įmanoma ar įperkama tėvams mažus vaikus išimti iš standartinės mokyklos. Vis atsiranda daugiau tėvų, kurie moko namuose ar net atmoko savo vaikus. Šie judėjimai kai kuo skiriasi, kai kuo sutampa, tačiau esmė ta, kad kai kuriems tėvams jau užteko bendrojo lavinimo pasirinkimų ir jie visiškai
visiškai ištraukia savo vaikus iš to. Šie tėvai siekia suteikti savo vaikams išsilavinimą, netveriant jų valstybiniai propagandai. Kai kurie tėvai netgi bendradarbiauja tarpusavyje, kad suformuotų mokymosi bendrijas, kuriuose tėvai galėtų bendrauti ir dalintis informaciją apie alternatyvų ugdymą. Šios bendrijos yra panašios į vieną iš sprendimų, kurį skatinsime šioje serijoje. Žinoma, kaip Freedom Cells, laisvės ląstelės. Laisvės ląstelės yra decentralizuotas būdas organizuoti grupės po 8 žmonės, siekiant ugdyti įgūdžius, žinias ir išteklius. Šią savoką galima lengvai pritaikyti tėvų ar net mokinių grupėms, norinčiams suteikti daugiau galios savo individualiai ir kaip grupiai. Įsivaizduokite laisvės ląstelės ar bendriją orientuotą į savo vaikų ugdymą už valstybės švietimo sistemos ribų. Ši nepriklausomybė ir decentralizacija galėtų padėti išlaisvinti jaunimą iš švietimo sistemų, skirtų apriboti jų potencialą. Jaunimo protas yra vienas vertingiausių išteklių šioje planetoje. Valstybių vadovai ir filantropai tai pripažino jau šimtmečius. Šių protų apsauga ir dora pagalba yra nepaprastai svarbu. Jeigu tėvai ir mentoriai aktyviai neprisidės prie jaunimo ugdymo, tai tik laiko klausimas, kada kitos įtakos džiaugsmingai pasinaudos tokią progą. 99 studentai iš 100 yra automatai, atsargiai einantis nurodytais keliais, atsargiai besilaikantis nustatytų papročių. Tai nėra nelaimingas atsitikimas, bet esama išsilaisvinimo rezultatas, kuris moksliškai apibrėžiamas kaip individo susumavimas. Williamas Torrey Harrisas, pedagogas ir buvęs JAV švietimo komisaras, švietimo filosofija 1889 metai. Norint sužinoti daugiau apie Prūsijos švietimo modelį ir švietimo istoriją, rekomenduojame perskaityti šias knygas. Prūsijos pradinės mokyklos Tomas Aleksandras, Mūsų kvailinimas, slapta privaloma mokymo programa ir požeminė Amerikos švietimo istorija, Jonas Taylor Gatto, Sąmoningas Amerikos bukinimas, Charlotte Iserbyt, Šnipinėjimo mokyklos, kaip CŽV, FTB ir užsienio žvalgybas slaptai išnaudoja Amerikos universitetus, Danielis Goldanas. Taip pat raginame pasižiūrėti Tragedija ir viltis interviu su Johnu Taylor Gatto.